Martynai, kaip pasirengęs skrendi į Singapūrą? Sakyčiau, visai gerai pasirengęs ir gerai nusiteikęs, važiuoju su nauja pasunkinta programa, tai išbandysiu naujus šuolius, dar jokias varžybas nedariau, tai kaip ir geras pasiruošimas buvo šiam pasaulio čempionatui, tai labai laukiu sudalyvauti jame. Čia jau trečias tavo pasaulio čempionatas, ar yra dar kokio nors jaudulio? Mažiau, bet vis tiek dar yra, norisi viskas taip stabiliai, gerai, bet visus jau sportininkus esu matęs, daugumą pažįstu, tai žymiai lengviau ir maloniau dalyvauti. Kokias disciplinas šokinėsi? Šokinėsiu 1 metrą ir 3 metrų. Nuo tramplino? Tai nuo tramplino, taip. Taip, tai buvau universiadoje, šiandien grįžau ir dabar iš karto keliauju į pasaulio čempionatą. Tai bus mano 4. jau pasaulio čempionatas. Tai pažiūrėsim, kaip pristaikysim prie laiko juostų. Tikiuosi viskas pavyks geriau negu universiadoje. Tai žiūrėsim. Padarė išvadas? Padariau išvadas. Universiadoje buvo tokia pat programa kaip ir Singapūre bus, taip? Taip, viskas taip pat. Ten buvo kontrolinis startas, o čia tikiuosi geresnių rezultatų. Kaip vyko pasirengimas, kiek žinau, tai mokslų reikėjo mokytis? Mokytis, egzaminai spaudė, bet viską pridaviau, išlaikiau, tai dabar laisvesnis jaučiuosi, tai tikiuosi taip ir šokinėsiu. Ar daug drabužių pasiėmei? Labai mažai. Dėkui.